Sveikas, Vaidas čia. Uh, žinai, tenai tas sloga mūsų, liaudį vadinamas sloga peršalimas, ten tas visas gerklė, nosis. Uh, Susirgam, žinai, kartą per metus, 2 kartus per metus, ten dar kažkas. Tai aš dabar jau, anksčiau aš kai sirgdavau, ten sirgdavau 1 kartų per metus, žinai, to peršalimu. Čia iš tikrųjų ne peršalimas yra, bet čia kita istorija. Tai va, anksčiau sirgdavau 1 kartų per metus, žinai, tai jau senokai, aš tiksliai neatsimenu, bet turbūt mano mama parekomendavo šitą dalyką, kai peršalimus irgi. Čia juodas ridikas. Pim. Ir kai pabandžiau šitą, kai man parekomendavo mama, tai wow, taip iškart nuėmė. Visą dieną taip pusę dienos pavartojau šitą, prieš miegą pavartojau ir atsikėliau, taip gerai nuėmė, taip atlaisvėjo ta nosis, gerklė, viskas, wow, žinok. Ir anksčiau tai sirgdavau 1 kartų per metus, dabar jau taip nebėra, žinai, per porą metų, taip 1-2 kartus, jeigu pasirgi, tai visai gerai. Kaip minėjau, čia iš tikrųjų ne peršalimas, yra čia visai kas kita. Nu, bet čia kita istorija. Tai va, kaip pagaminti jį, nulupi, nuskuti, gabaliukais mažai supjaustai, įdedi į lėkštę ir užberi cukraus. Taip padengti biškutį, lengvai padengti jos. Ne per daug, nei per mažai, žinai. Cukrus ištraukia sultis iš jo ir tas sultis vartoji 4-3 kartus per dieną. Būtinai po vandens ryte atsikėlus ir būtinai prieš miegą. Ir po 2-3 šaukščiukus mažus. Ir viskas. Ir viskas tiesiog. Kiti medų deda, bet man medus nepatinka. Čia tik mano nuomonė, man cukrus geriau padeda su šituo. Tas su medum toksai pasidaro labai toks specifinis labai skonis. Ir kiti bachūrai netgi supykina jos. Negali su medum gerti. Gal dėl to, žinai, su cukrum reikia pamėginti. Ir kas dar? Kaip ir viskas, jo. Va. Supjaustyti gabaliukais. Cukraus uždėta. Kaip minėjau, aš stengiuosi viską ekologiškai pirkti, ko geriausios kokybės, arba iš babos sodo, arba iš senoliaus sodo, ir cukrų, ir tuos juos ridikus. Jeigu tokia yra situacija, tai patarčiau tą. Ir jo, naudokit, spauskit visus mygtukus ir rašykit, padėjo, nepadėjo. Iki, susitiksim rytoj. Čiau.